Labas, labas. Mūsų iššūkis jau visai eina į pabaigą. Šiandien 4 diena. Rytoj jau bus paskutinė ir aš su jumis šiandieną tik labai trumpai prabėgom pasisveikinu ir noriu palikti jums tokias nesudėtingas instrukcijas, kaip pasiruošti rytojaus meditacijai su manimi. Rytoj bus meditacija skirta stiprinti pasitikėjimą ir iš tikrųjų jai kažkaip labai ypatingai ruoštis nereikia. Reikia tiesiog susirasti ramią vietą, kur galima būtų patogiai įsitaisyti, atsipalaiduoti, kad niekas netrukdytų. Jeigu ten aplinkui koksai kačiukas ar šuniukas šmirinėja, jeigu per daug netrukdo, viskas tvarkoj. Man asmeniškai tokie dalykai netrukdo, bet jūs geriau žinot, kas jums gerai, todėl rinkitės pagal save. Įsitaisyti reikia irgi patogiai, ar atsisėsti, ar atsigulti, ar pusiausėdom, irgi priklausoma nuo to, kas jums labiausiai tinka. Ir į tą gilaus atsipalaidavimo hipnotinę meditacinę būseną mes einam per tokį paprastą pratimą, kurį mus jau irgi nupasakojo Viktorija, bet aš pasikartosiu dar kartą, tiesiog priminsiu, tiesiog labai paprastai užverčiam akis į viršų, taip tarsi norėtume pažiūrėti į savo antakius arba į lubas, į kažkokį tašką ant lubų, nekeldami galvos. Ir jaučiam tokią įtampą, akise pradeda akių vokai virpėti, akis mirksėti. Ir tai iš tikrųjų yra labai geras ženklas. Tai reiškia, kad mano protas, kaip jūs matot jau ir dabar, jau įeina į tą atsipalaidavimo hipno būseną. Dabar aš jau pažiūrėsiu paprastai, kad neužsihipnotizuočiau čia prieš jūs. Vienas dar toksai pastebėjimas. Būna kartais žmonės, tie, kurie pirmą kartą tai daro ir išgyvena, jie persistengia ir užverčia akis taip stipriai, kad pradeda jaustis ne tik kad įtampa, bet skausmas akise ir galvoje. Tai žinokit, kad jau yra per daug. Truputėlį atpalaiduoti tada. Ir viskas, iš esmės, daugiau nieko ypatingo ir nereikia daryti. Tiesiog klausytis mano balso, leisti, kad jisai jūs neštų ten, kur nešasi, leisti tai, ką aš pasakoju, tos vaizdinius, viską savo pamatyti, nebandyti specialiai kažko tai išknisti, ištraukti, sukurti, tiesiog leisti, kad ateitų tai, kas ateina. Jeigu nesimato vaizdinių, viskas su tuo yra tvarkoj. Jūs tiesiog leiskit savo jausti, kas jaučiasi, matyti, kas matosi, keliauti, kur keliaujasi ir viskas. Nes šita meditacija yra atsipalaidavimui, yra teigiamiem dalykam, pastiprinti tai, ką jūs jau turite gero savyje ir tiesiog pasijusti geriau. Tokio tipo meditaciją iš tikrųjų mes, hipnoterapeutai, pateikiam savo klientams kiekvienos sesijos pabaigoje. Ji yra dažniausiai skirta tam, kad būtų sustiprintas hipnoterapijos sesijos efektas, kad įsidiegtų nauji teigiami įsitikinimai, ir tiesiog bendram tokiam geram jausmui. Tad jeigu norėtumėte išbandyti hipnoterapijos sesiją, asmeninę, pilną hipnoterapijos sesiją, jūs galite drąsiai registruotis į pažintinį skambutį. Nuoroda į tą pažintinį skambutį yra pridėta prie šio video. Ir tiek šį kartą. Iki rytojaus.